Arūno ir Redos meninė akcija Nelaidžiamosios verčiame reikėtus iš nugaros ir eisime link pono Višinskio paminklo. Paprastai noriu pasakyti, kad mes įsiradom tą pirmokią metaforą, kad valdžios nosis ilgėja, raudonuoja ir mes jam tą rodom ir dar šitį rodysim. Vėl rodysim ir visą tą rodysim. Kviečiame skanduoti gėda. Gėda.
Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės spalio 5 dienos įspėjamojo streiko manifestas. Tai ne pirmas kartas, kai stojame kartu dėl bendro tikslo. Bet tai gali būti paskutinis kartas, kai kultūra yra bendra mūsų visų kalba. Kultūra mus įkvepia, augina ir suteikia drąsos. Kultūra mus jungia kaip jėga, branda ir atsakomybė. Kultūrai laisvai atveriame savo teatrus, muziejus, bibliotekas, kino ir koncertų sales. Kultūra yra visur, mūsų miestuose, miesteliuose, kaimuose, vienkiemiuose. Kultūra įprasmina mūsų ateitį. Kultūra priklauso visoms ir visiems, ne tik jiems. Tai gali būti paskutinis kartas, kai mes esame vieningi, mes tikime bendrystę, mes išeiname į gatves ir aikštes, mes stojame prieš panieką, melą ir chaosą, mes garsiai pasisakome už laisvę ir demokratiją, mes laisvai minime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardą ir girdime jūrą, mes griežtai tariame ne Nemuno aušrai kultūros ministerijoje. Tai gali būti dėl Lietuvos. Tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir būriamės laisvi. Ar galim paskanduoti? Visi, kas turi muzikinius instrumentus, tiesiog susikaupiam ir dar kartą paskanduojam, kol Arūnas ir Reda Uogintai prieis prie mikrofono ir taip pat pasakys kalbą. Dėkojam Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai Nomedai Bėčiūtei. Mes su Reda norim trumpai priminti Žano Rodario pasaką Pinokis ir jeigu pamena tokią mizansceną, kai Pinokis pradėjo meluoti ir vienu metu jam pradėjo ilgėti nosis. Tai tas nosis, raudona nosis, ilgėjanti nosis, ta metafora. Ir mes norim pasakyti, ir jūs turbūt norit pasakyti, kad mes matom ilgėjančias nosis mūsų valdžioj, mes matom, stebim ir jiems rodom, kad mes matom. Dar sėki gėda, gėda, gėda. Važiavo į Šiaulius ir pranešė balso įrašais, kad atvyko. Yra filmo Mano rajonas pietinis kūrėja Julija Juknaitė. Julija, nežinau, kur tu dabar šitoje minioje, bet tu žadėjai irgi pasakyti kalbą, tai kviestume tave žodžiai. Labas visiems. Visų pirma, jaučiuosi labai dėkinga, kad jūsų tiek daug ir Šiauliai niekad nenuvilia. Ačiū Jums, kad esat čia. Aš jau norėčiau pradėti nuo to jausmo, kurį turbūt išgyvenam dabar ne vienas. Tai toks jau kelintą dieną jau tokį jaučiu
šiurpų nerimą, pripildytą juodo humoro elementais, stebėdama valdžioje tą chaosą, kuris turbūt yra tik tai aisbergo viršūnė. Ir man labai svarbu čia būti. Ir ta baisi tokia nuojauta aplankiusi 22 metais vasarį, kad galbūt, kad tokios požeminės upės suplauks ir istorijos besikartojančios upės irgi suplauks ir atplukdys mums tos keisčiausius dalykus. Tai ta baisi nuojauta virto šiandienos realybę ir šiandien mes visi susirinkę čia reikalaujam tiesos ir kovojam už demokratinės vertybės. Vienybė, susikalbėjimas ir vienas kito matymas, man atrodo, šiandien ir yra svarbiausia. Menininkai ir kūrėjai visada padaro tokį neįmanomą darbą. Tai visų pirma, po Rimanto Kmitos ir Igno Miškinio filmo visi nori būti išpietinę, visi nori pasišnekėti šiaulietiškai, bet man atrodo, mes nei vienas nenorim grįžti tuos 90-inius, kur taisyklių nėra ir laimi pats chamiškiausias. Šiandien susivienyje menininkai ir kūrėjai, ir kultūros žmonės vėl daro neįmanomus dalykus. Mes bandom apginti demokratinės vertybės, apginti laisvę, įvairovę ir reikės ginti ir teisinę valstybę. Ir valstybinės ribas, aš neabejoju, kad mes ginsimės. Rinksimės tiesiog ginti ir būti. Šiandien čia stovi tam, kad nustotų meluoti ir kad valstybės vairas nesuktų netinkamą kryptim. Labai jums ačiū kiekvienam ir dar kartą kartoju, man labai svarbu čia būti ir jaučiuosi be galo dėkinga, matydama jūsų čia tiek daug. Ačiū. Šiandien fotografijos muziejuje buvo kaip tik nemokama galimybė peržiūrėti jos filmą ir dar kartą padiskutuoti apie tai, kas mums yra laisvė ir kodėl visgi garažiukai nėra vien tik tie, apie kuriuos kalbėjo jau buvęs kultūros ministras. Bet nepaisant to, tai yra tik mažas žingsnelis. Labai daugam iškilo klausimai, o tai kodėl mes dabar čia turim susistoti ir kodėl mes turime eiti eisenoje ar ne. Mes puikiai suprantam, kad kultūros bendruomenės reikalavimas išlieko vienintelis ir vis dar nekintantis. Tai atitraukti Nemuno aušrą nuo kultūros ministerijos. Žinau, kad čia yra susirinkę ne tik taip, galim. Čia matau ne tik menininkų, bet ir kultūrinių žmonių, kurie kiekvieną dieną ne tik eina į savo kultūrinės įstaigas, bet skleidžia tą kultūrinę šviesą ir savo artimiesiems, draugams ir tikiu, kad čia ne vienas šioje eisenoje praėjote būtent dėl to, kad jūsų artimas žmogus taip pat dirba ar ne kultūrinėje įstaigoje. Julija pasakė visą, kas yra svarbiausia. Šis mikrofonas yra atviras visiems, kas nori pasakyti savo žodį ir perduoti kažkokią žinutę. Labai svarbu šiuo metu yra tiesiog būti ir rinktis ir tai gali būti paskutinis kartas. Bet šis paskutinis kartas jis gali būti arba paskutinis kartas, kuomet mes susirenkam ir laimi kultūros ar ne žmonių ir bendruomenės skleidžiama demokratinė dvasia, arba gali būti, kad mes atsidūrėme ten, kur matome savo kolegės kitas valstybės, ar ne Slovakija, Vengrija, šiuo metu ir Čekija, ar ne, labai panašiose pozicijose. Tai norisi, kad mes triukšmu pasakytumėm, kad tai yra paskutinis kartas ir mes daugiau jokių būdų neleisime, kad tai vyktų.
įstaigos yra atviros, pasirengusios praverti duris ir diskutuoti apie susidariusią situaciją. Tad visi, kas nori pasisakyti, dabar turi progą. Yra ir nuostabios neformalios nepriklausomos erdvės garažas atstovai, kurie irgi nesutinka su pozicija, kaip yra apibūdinami šiuo metu garažų kultūros atstovai. Tai kviečiu visus pasisakyti, išreikšti savo nuomonę ir dar kartą triukšmu parodyti, kad mums nevienodai ir tai tikrai mes norim, jog tai būtų paskutinis kartas. Labą dieną, Šiaulių miesto kultūros bendruomenė ir kultūros iniciatyvas ir organizacijas ir menininkus palaikantis šiauliečiai. Mūsų čia tikrai daug ir mūsų jėga vienybėje. Jeigu mes taip vieningai kaip šiandien reikšime savo įsitikinimus ir reikšime savo nuomonę, kad taip elgtis kultūros lauke negalima, manau, mes pasieksime savo tikslus. O šiandien turbūt mes visiems norime pasakyti, kad mes nesutinkame su tuo, kad prie kultūros reiškinių, organizacijų, procesų liestųsi žmonės, kurie nėra Lietuvos patriotai, kurie skleidžia dezinformaciją ir kurie neturi daryti įtakos mums visiems čia susirinkusiems. Nes ta, kaip jau yra išsakyta, minkštoji galia, kultūra, šiandien yra stipriausia galia. Tai ji yra ta siena, kuri mus saugo nuo chamiškos netvarkos, kuri braunasi į Lietuvą. Tai aš manau, kad vienykimės ir palaikykime vieni kitus ir jeigu prie kultūros žmonių prisidės pozityviai mąstantis Lietuvos žmonės, visuomenė, mes tikrai pasieksime savo tikslus, ką jau esame ne kartą įrodę istorijos vyksme. Ačiū. Tai kadangi garažai ir garažų kultūra taip nuskambėjo iš negatyviosios pusės, šiandieną norim pasakyti, kad mes nesutinkam, nes mes esam garažas, mes esam nepriklausoma meno erdvė, mes skatinam kurti, mes suteikiam visas galimybes save parodyti jauniesiams kūrėjams, nes tai yra mūsų jėga, tai yra mūsų galia. Todėl kviečiame nepasiduoti ir mes tikrai niekaip nesutinkame, jo kultūros ministerijos postas dar vis priklausytų Nemuno aušrai. Labadiena. Visi, man atrodo, ir taip puikiai žinom, ko šį čia susirinkom. Bet taip pat aš norėčiau paminėti, kad šiandien taip pat yra ir kita be galo svarbi diena, tai yra mokytojų diena. Tai kad aš su mokytojų diena sveikinu visus švietėjus, autoritetus, gyvenimo ramščius, raudas priimančius pečius. Ir toliau būti tautos, valstybės ir jaunimo pagrindu. Ačiū. Vienas dalykas niekada nemeluoja. Tai kultūra. Net ir didžiausia priespauda negali su jo kovoti ar jos naikinti, taigi būna tiesiog deformuojama, suvaržoma ir iškreipiama. Bet ji būna. Ir ji vis tiek kalba. Ji atspindi tiesą. Gal ir ne visada ta tiesa buvo skatinama ar viešinama, bet ji spindi. Ji deklamuoja, liudija per literatūrą, meną, teatrą, muziką ir kitas išraiškas. Palaiko žmogus. Istorija mus moko. Lietuva ir kultūra nekartą šoko liepsnose. Pabrėžiu žodį šoko, nes net ir per didžiausius gaisrus gyvenimas nesustojo. Kultūra rado savo kelią toliau klestėti. Deja, istorija bando kartotis. Tik šį kartą viskas kitaip.
Kultūros žmonės veikia kaip ugnesinė ir neleidžia šiam kultūros deginimo gaisrui plėstis. Jie veikia kaip gynybinė linija prieš destrukciją. Autoriai, rašytojai, aktoriai, dailininkai, muzikai čia stovi ne šiaip iš idėjos, bet iš meilės. Meilės savo žodžiai, meilės Lietuvos tapatybei, nes Lietuvos tapatybė yra mūsų visų tapatybė. Mes negalim leisti, kad menas, literatūra, teatras, mūsų duona, širdis, balsas taptų eksperimentu kažkieno rankose. Kultūra – mūsų bendras kvėpavimas, mūsų atmintis ir mūsų vertybės. Jį liudija praeitį ir yra tiltas į ateitį. Kai jis silpnėja, kai jie manipuliuojama, kenčia visa visuomenė. Lietuva laisva, bet kultūrą reikia gelbėti iš naujo. Ačiū labai. Labai diena. Nesu tiesiogiai kultūros atstovė, bet esu šios visuomenės atstovė. Ir pirmiausiai, aš nesutinku, ne tai, kad Nemuno aušra būtų koalicijai, aš nesutinku ir aš senai nesutikau apskritai su rinkimų rezultatais. Ir aš kaip visuomenė šios narė pirmiausiai, tai norėčiau priešlaikinių rinkimų. Ir dar vienas dalykas, labai norėčiau, kad nesislėptų šiuo atveju prezidentas po lozungu, kad vienyje, nors iš tiesų šitoj situacijai skaldo. Tai tiesiog... palinkėti ne baimės, nesusitaikymo ir netylėjimo, kaip tai padarė visa kultūros bendruomenė. Ačiū jai. Visai neseniai turbūt matėte Facebooko erdvėse, kaip garsi, talentinga mūsų menininkė, aktorė, režisierė Birutė Mar kalbėjo nuo scenos apie Trojos arklį, kad tame Trojos arklyje pasislėpė savi išdavikai, savi niekšeliai, kuriems atrodo, kad ir ką tik atsistatydinęs ministras nieko tokio, leiskim jam dirbti, jis dar kojų neapšilo ir kad viskas čia yra gerai. Yra dar vienas menininkas, mano tiesiog įkvėpimo šaltinis, tai yra Vainius Bakas, poetas Vainius Bakas, kuriam yra vos 36 metai ir jis prasidėjus karui Ukrainoje kiekvieną dieną kūrė, rašė po eilėraštį apie karą Ukrainoje. Jis yra lituanistas, jis yra vertėjas, jis yra nepaprastai talentingas menininkas ir jis sukūrė eilėraštį apie tai, kas vyksta dabar Lietuvoje ir šį eilėraštį aš paprašysiu perskaityti. Šiandien jis nėra pasiruošęs, bet viskam pasiruošęs, pasirodo, yra Sondeckio menų gimnazijos auklėtinis, akordeonistas Motiejus Dudnikas. Prašom. Kur nelygus laukai, kur vieni lygesni už kitus, snaudžia tamsus galvijai ir stūksantis rūmas apleistas. Ir vienodai ant jų krinta spalio paliegęs lietus. Ne žvaigždės, o grandinė čia nukala raišas Hefaistas. Kur karalius užmygęs, tačiau dar pajacai keli, iš visų kraupiai šaipos, karūna ir skeptra dalinas. Kur pavargusią galvą į dangų, kas kartą keli, bet į vandenį virsta mišių atnašaujamas vynas. Už virvelių stiprių vis dar tampo spalvotos lėlės, skuduryno valdovas su pančiotais pirštais ir rankom. Nors atskridę varnai, čia akis vis dar regintiems les, mes nuvaikome juos ir švieso tamsoj šioj neapankam. Nors atrodo vėlai, bet iš ties dar nėra per vėlu.
išmokėti teisėms sugrąžintą iš budelių algą. Šiam krašte, kuriame tarp spalvotų vitražų stiklų atsibudę šventieji kaltai ir liūdnai susižvalgo. Juk kadaise bažnyčias į sandėlius vertė dabar, į bažnyčias atgal skudurynus ir sandėlius verčia. Kokią drapaną gavęs pajacas paprašo ir dar, kirviai retina mišką ir atveria didelę erčią. Ten, kur buvom kadais susikibę už rankų arba taip į petys, tarsi broliai visi susirėmė, jau retėja miškai, ima tirpti realybės riba. Tik našlaitė sesuo, mūsų nuodėmės trina po dėmę. Gal atskalbs, tarsi, sutepta vėliava, mūsų rūbus. Ir nieks rankų žemėtų netrins jau į sąžinę švarę. Gal užmygęs karalius, o sapno galiausiai nubus, vėl žynius pasikvies rūmai kartą, visus juos išvarė. Ir kitų paminta gal išsaugota liks kultūra, nes mes laisvėje stovime, o ne vergovėje klūpum. Gal išgirsim lietuvišką šūksnį, valio, o ne ura, iš kantriųjų, kurie vis kužda su kepusiom lūpom. Nors kiekvieną iš mūsų priplakti prie žemės bandys, nupilkėjęs lietus ir jam duotas įsakymas kristi, kur nelygus laukai, bet virš jų gal jau sklaidos naktis, gal jau švinta dangus, gal jau ruošias nubust karalystė. Na ir gal dar, kadangi pamačiau išties labai skaudų dalyką, be abejo mes visi tai matėme, jog Ukrainos vėliava dingo iš kultūros ministerijos, kaip ir čia dėmę po dėmę skalbė matyti. Tai man pačiam, kaip dalinai ukrainiečiam, mano dėdės ir mano tėvo pusbroliai dabar kariauja Ukrainoje ir yra fronte. Ir aš išsitraukiu šią, jau labai norėtųsi sakyti relikviją, bet norėčiau perfrazuoti Ukrainos herojus. Ruski minister, idi nahui. Manau, čia yra vienintelė vieta, kur mes galim pagaliau pašvilpti. Labadiena, laisvoji pilietinė visuomenė, gerbiami šiauliečiai ir svečiai. Šiandien visoje Lietuvoje tęsiasi kultūros sąjūdis, ginantis Lietuvos valstybės pamatus – kultūrą. Mūsų pasirašiusių peticiją yra per 76 000. Kaip jums atrodo? Ar galėjo būti daugiau? Galėjo, iš tiesų, nes, mano manimu, dar ne visi piliečiai vadovaujasi Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalimi, kuri sako, kad piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti sprendimus ir, pabrėžiu, draudžiama persekioti už kritiką. Taigi, valdžia negali riboti šios teisės, ji negali grasinti ar naudotis valdžios teikiamomis galiomis. Ką mes kritikuojame šiandien? Kultūros, pamatinės valstybės, tautos ir žmogaus vertybės nuvertinimą, kultūros lauko žmonių pažeminimą, kultūros politikos nebuvimą, Lietuvos kultūrinės diplomatijos silpninimą, kultūros ministerijos atidavimą populistinę, antisemitinę ir prorusišką retoriką pasižyminčiai partijai, kuri savo programinėse nuostatose, pabrėžiu, nuostatose, nes į programos neturėjo, kultūrai skyrė visiškai nereikšmingą dėmesį. Iš esmės, ji sugebėjo parašyti, kad sukurs kultūros pasą senjorams ir istorinę atmintį klaidingai sutapatino su institucija, kurią pavadino Lietuvos gyventojų genocidų rezistencijos centru. Ką šiandien gindami mes demaskuojame? Mes demaskuojame politinius mainus, siaurus politinius interesus, nekompetenciją, visuomenės supriešinimą, konstitucinių vertybių ir netgi konstitucijoje numatytų teisinių institucijų revizavimą. Partijos vedlio valia naikinti, tiksliau siūlymas naikinti konstitucinį teismą
yra pigus politikavimas, atskleidžiantis neteisinę sąmonę ir perspėjantis apie galimus ateityje antidemokratinius veiksmus, ribojančius tautos suverenitetą. Kodėl partiją atstovaujantys Seimo nariai prisiekė padėję ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2024 m. lapkričio 14 d. Seimo nario priesaika legitimizuoja Seimo nario mandatą, todėl ši konstitucinė nuostata yra pamatinė. Kažkodėl viešoje erdvėje oponentų yra vis primenama, kiek rinkėjų balsavo už Nemuno aušrą. Bet dar svarbesnis momentas yra Seimo nario priesaika. Seimo nario prisiekimas gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus apima ir šias konstitucinės normas. Keletą jų priminsiu. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir laisvai jos reikšti. Valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga. Laisvi žmonės negali tarnauti valdžiai. Laisvi žmonės negali bijoti išreikšti pilietinę valią. Laisvi žmonės turi teisę ir pareigą pasakyti valdžiai, kad kultūros rėmimas nėra kultūros pakeitimas politinės partijos chaltūra. Ką mes prisimename šiandien? Mes prisimename mūsų kartų įsipareigojimą Lietuvos ateičiai. Didis tautos sūnus Bronius Krivickas 1939 metais straipsnėje Įžengiame į 22 laisvės metus rašė, cituoju, gyvuoja tik tos tautos, kurios yra stiprios ir kūrybingos. Ir lietuvių tauta laisva gyvuoja tik todėl, kad turi savitą kultūrą, kad turi savo šviesuomenę, kad yra pakankamai kultūringa ir apsišvietusi ir kad turi pakankamai fizinės jėgos savo interesams apginti. Kitaip gali galvoti tik neišmanėliai arba tie, kurių sielose teberusena vergiškas bailumas ir nepasitikėjimas savimi. Tai gali būti paskutinis kartas. Ačiū už jūsų valią, mintis ir veiksmus, vardan kultūros, vardan šviesos, vardan Lietuvos. Malonu matyti tiek daug žmonių, gražių susirinkusių. O, kiek pažįstam. Sveiki. Man be galo džiugu. Labai gera diena. Ir ką čia mes kalbam? Kalbam apie kultūrinį lauką. Kas tai yra kultūrinis laukas, kur jisai reiškiasi? Tai jisai reiškiasi labai konkrečioj vietoj, konkrečių žmonių, konkrečiam kraštovaizdyje. Ir čia yra mūsų lietuvių tauta. Bet jeigu dabar mes kalbam apie kultūros ministeriją, norėčiau, kad neužmirštume, kad šiai politiniai jėgai suteikta ir aplinkos ministerija. Ir kad ten įsirašys savo programą, padidinti miškų kirtimą, perduoti juos Žemės ūkio ministerijai, žiūrima į tai, kas mūsų protėvių buvo kultūrinis pagrindas, kaip į kopūstų lauką. Ir dabar va čia irgi girdžiu kalbą žmonės, kad yra Trojos arklys. Nėra Trojos arklio, čia jokio Trojos arklio nėra. Yra vienas juodašimtininkas iš Šilo karčiamos, ar ne, išlindęs ir gazdina visus, ir visi bėga nuo jo. Nėra jokios tos partijos. Tai yra vieno žmogaus, grubaus žmogaus spaudimas. Ir jam pasiduoda kas? Pasiduoda kažkoks tai naudotų televizorių pardavėjas iš jaunų sostinės. Manau, kad reikia reikalauti, kad jų iš vis neliktų jokioj valdžioj, kad jie nebūtų prileidžiami prie valstybės valdymo. Dar kartą norėčiau, kad visi, kol dar stovim, taip garsiai visi sukeltumėm triukšmą ir pasakytumėm gėdą, paskanduotumėm paskutinį kartą.
kurie pirmieji prisijungė prie šios meninės akcijos. Ačiū visom kultūrinėm įstaigom, kurios šiandien atvėrė savo duris ir kalbėjosi su lankytojais. Organizavo begalę renginių. Tikrai Šiauliai esame miestas, kuris, galima sakyti, atsilaikė. Ir galbūt tai bus paskutinis kartas. O jeigu kas, laikykim dvasią ir susitiksime kitose paskutiniuose kartuose. Ačiū, kad buvom šalia Povilo Višinskio. Jeigu kas labai kur skubat, atributus galite sudėti šalia Povilo Višinskio paminklo, būtinai susirinksim, nes tikim, kad gali būti dar vienas kartas, kuris pakvies mus dar kartą įrodyti, kad mes neisime ten, kur mus siunčia rusai. Ačiū jums visiems.